Sveiki, prisijungę prie e-commerce talks. Galbūt kažkas jau jungiasi ne pirmą kartą, tai yra seminarų ciklas elektroniniai komercijai, apie elektroninę komerciją, žinoma. Tai artėja juodasis penktadienis, artėja kalėdinė prekyba. Ir jeigu planuojate aktyvius pardavimus, jeigu planuojate tas juodas akcijas prieš juodąjį penktadienį, tikimės, kad jūsų sandėliai jau yra papildyti, marketingo planas paruoštas, kibernetinėms grėsmėms irgi pasiruošėte. Visomis šiomis temomis mes nekartą esame kalbėję ir dar turėsime seminarų šią temą, šį webinarų sezoną, šį ciklą. Na, o artėjant žieminiam prekybos maratonui, mes tarsi tradiciškai sugrįžtame, nes vasarą būna tam tikra pertrauka, o rudenį kaip tik prieš tą žieminį sezoną mes ir grįžtame. Šiandien yra pirmasis webinaras. Šiandienos tema yra elektroninių parduotuvių plėtra į Vidurio Europą. Ir mūsų šiandienos pranešėjai Donatas Gudelis iš Makes You Local ir Paulius Gvazdauskas iš Paketa teigia, kad pirma, centrinės Europos šalyse vis dar yra mažesnė konkurencija nei vakarų rinkose, yra nišos, yra vietos naujiems prekybininkams ir apie tai šiandien pakalbėsim. Antras dalykas, ką teigia mūsų pranešėjai, kad vartotojų pirkimo įpročiai šiuose rinkose keičiasi, jie vis labiau pasitikė elektroninę prekybą, renkasi apsipirkimą internete ir dar prieš perdodant žodį pirmiausia Pauliui, tiesiog tokia statistika, kad štai Rumunija 20 milijonų gyventojų ir prieš 2 metus buvo fiksuotas 50% augimas elektroninės komercijos, tai reiškia, kad rumūnai 50% daugiau išleido pinigų internete, o Rumunijai prognozuojamas augimas iki 27 metų kiekvienais metais po 11%. Tai va, tai šiandienos pranešėjai ir papasakos, nuo ko reikėtų pradėti, kaip tą pirmąją koją įkelti į Vidurio Europą. Apskritai atsakys, o kodėlgi Vidurio Europą, o ne tarkim Vokietija ar Švedija, o galbūt jūs jau esat Vokietijoje ar Švedijoje, bet dar nesat Vidurio Europoje ir jums padės rasti tą sprendimą. Tai pakviesiu tada pirmiausia pasisakyti Paulių ir tik tai dar žinutė mūsų žiūrovams, kad kviečiu pirmiausia šiaip prisistatyti, pasakykite, kuo prekiauja jūsų elektroninė parduotuvė, tiesiog galite paprastai pasakyti, aš esu, sakykime, Tomas iš tokios tai elektroninės parduotuvės, jinai daro tą ir tą. O yra taip pat toksai burbuliukas Q&A, questions and answers, tai kviečiu būti aktyviems ir užduoti klausimus. Ir klausimų tame burbuliuke mes tikrai skaitysime tos klausimus, užduosime šios dienos pranešėjams, juolab, kad ir labai yra geras formatas, pranešėjai šiandien turės labai nedaug skaidrių. Šis webinaras vyks daugiau diskusijos principų, todėl jūs tikrai galite dalyvauti, užduoti savo klausimus, reaguoti, pasistengsim į juos atsakyti. Tai va, o tada pirmiausia įžanga Pauliui ir Donatui, apie ką mes šiandien kalbėsime ir kodėlgi visgi centrinė Europa. Tai sveiki visi, man kažkaip fonuoja, gal biškį, jau nebefonuoja. Tai labai malonu prisijungti prie šito webinaro. Manau, kad tema tokia ganėtinai neeilinė, tikrai labai daug kas šneka apie plėtrą į vakarų Europą, kas turbūt yra populiariausias variantas e-komercijos parduotuvėm būtent iš Baltijos šalių. Tai visų pirma, aš tiesiog norėčiau pradėti apskritai, kad mes šnekam apie tarptautinę prekybą. Mes vadinam tai angliškai cross-border, tik gal lietuviškai taip įdomiai verčiasi tarp valstybinė, tai aš naudoju žodį tarptautinė. Apskritai, ką jinai suteikia, tai mes viduje savo įmonės pasižiūrėjome, kad įmonės, kurios plečiasi ir pradeda veiklą vienoje šalyje užsienio, 8 iš 10 parduotuvių per metus laiko plečiasi ir į kitas rinkas. Tai tiesiog parodo, kad
tarptautinė prekyba tikrai padeda plėstis parduotuvėm, atveria duris į kitas rinkas, duoda labai daug pamokų ir tiesiog leidžia didinti savo apyvartą ir pardavimus, kas turbūt irgi norėčiau sugriauti tokį mitą, labai dažnai elektroninės parduotuvės mano, kad į kitas šalis ar į tokias neeilinės šalis gali plėstis tik tai mažos elektroninės parduotuvės. Tai aš sakyčiau, kad ne, svarbu yra teisingai įsivertinti, pasidaryti namų darbus ir tai gali daryti net dabar labai paprastai net ir nedidelės ar didelių biudžetų neturinčios elektroninės parduotuvės. Tai čia tokia pradinė įžanga. Tai galim toliau pasižiūrėti. Aš galbūt labai detaliai čia irgi į tuos skaičius neįsiu, tiesiog norėjau parodyti tokius, manau, kad svarbiausius faktus apie e-komercijos, sakykime, dalykus Čekijoje, Slovakijoje, Vengrijoje, Rumunijoje. Vienas dalykas, ką noriu paminėti, kad čia yra vidurkis visų šitų 4 šalių. Tiesiog čia toks irgi gal disclaimeris, kad Čekija, Slovakija tikrai yra kol kas labiau pažengusios šalis apskritai centriniai rytų Europoje. Vengrija, Rumunija tikrai dar yra truputį atsiliekančios, bet labai smarkiai augančios. Tai lygiai taip pat, kaip Aleksas ir paminėjo, jos auga labai dideliais procentais. Aišku, nuo mažos dalies yra procentaliai lengva augti dideliais skaičiais, bet jeigu žiūrint dabar į bendrą augimą centriniai rytų Europai, jis bus nuo 24 iki 28 apie 8,3%. Tai yra maždaug truputį didesnis negu ES vidurkis. Internetinių vartotojų kiekis šiuo metu yra apie 70%, Čekijoje, Slovakijoje jisai arti 80%, tai čia įtraukiant Vengriją, Rumuniją, jis tampa arti 70%, ES vidurkis 69%, jeigu kalbant apie Baltijos šalis, mes dar esame žemiau. Tiesiog, kad įsivaizduot, kiek žmonių perka, tai Lietuvoje paskutiniais duomenimis 64% žmonių perka internetu, tai mes net imdami centrinę Europos vidurkį esame žemiau Lietuvoje, nors manau, kad daugelis galvoja, kad esame labai pažengę šitoj srity. Tai tiesiog, kad įsivaizduot, kad žmonės ten perka ir tų žmonių yra labai daug. Kadangi rinkos iš esmės, tarkim, Čekija, Slovakija, Vengrija, Rumunija, faktas, kad didesnis rinkos, bet tų žmonių ten yra palyginus nedaug Čekijoje, Slovakijoje. Žmonės labai daug perka iš kitų valstybių, tai galim pamatyti bendrą skaičių, kad beveik 9 milijonai yra žmonių, kurie perka iš kitų šalių. Tai yra beveik ketvirtadalis visų pirkimų. Tai irgi tas parodo, kad vietos tikrai yra daug ir plečiantis, sakykime, tas ryšas tų žmonių, kurie perka iš kitų šalių e-shopų, yra ganėtinai didelis, lyginant net ir su mūsų Baltijos šalim, kur mūsų žmonių skaičius irgi palyginus yra nedidelis. Sektoriai, manau, kad per daug nesiskiria ir nuo Lietuvos. Taip, pagrindas yra elektronika, mada, tai yra rūbai, aksesuarai, žaislai ir tas vadinamasis do it yourself sektorius, į ką turbūt galėsim ir vėliau ir biški detaliau aptarti, ką reikėtų atkreipdėmėsi, kad ten irgi yra dominuojančios elektroninės parduotuvės platformos, tokios kaip, tarkim, Baltijos šalyse Pigu, kuriuose irgi įvyksta labai daug pardavimų. Tai tiesiog irgi plečiantis reiktų įsivertinti, galbūt pradžiai pasibandymui net ir pardavimus tose platformose. Na ir kalbant apie elektroninių parduotuvių skaičių, tai dabar vidurkis yra apie 2 parduotuvės tūkstančių žmonių, Lietuvoje yra apie 3,5, bet jeigu, sakau, kalbame apie Čekiją, Slovakiją, tas skaičius yra truputį didesnis. ES vidurkis yra 2,7. Jeigu neklystu, tai tiesiog irgi įsivertinant, ten parduotuvės dar kūrėsi, jų daugėja, tas skaičius kol kas nėra didelis, bet aš manau, kad tai kaip tik yra ir į gerą, kadangi tai parodo, kad dar yra vietos, kur plėstis ir kur tas parduotuvės. Ir galbūt, galim pereiti toliau. Tai
tiesiog prieš plečiantis į vakarų Europą ar nebūtinai vakarų Europą arba į tas šalis, kurios yra pagrindinės ir populiariausios šiuo metu, manau, kad irgi būtų teisinga atkreipti dėmesį ir į centrinį rytų Europą. Nesakau tikrai, kad į kitas šalis plėstis yra blogai ir kad reikia plėstis tik tai čia, tačiau manau, kad šios šalis turi bent jau esamuoju metu tikrai nemažą privalumą, kadangi tai yra ganėtinai niša, kuri yra labai auganti. Kaip ir minėjau, tų šalių pirkėjai dažnai renkasi pirkimą užsienio rinkose, kadangi jos net ir dabar, net ir su esamais pardavėjais, jos tikrai nėra užpildytos produktais ir žmonės tikrai daug ieško, daug analizuoja, daug lyginasi ir nori surasti geriausią produktą už geriausią kainą. Todėl ten yra didelis, sakykime, potencialas ir net ir savo elektroninės parduotuvės plėtrai. Prie to pačio galbūt čia irgi vėliau aptarsim detaliau, Donatas irgi turbūt apie tai paantrins, kad tam tikrai tose šalise plėtrai reikalingas tikrai mažesnis marketingo biudžetas ir ten tikrai, jeigu lyginant obuolį su obuoliu, išleidus tos pačius pinigus galima padaryti daug didesnį įdirbį. Tai automatiškai irgi atsispindi ir konkurencijai, kol kas ten yra vietos, kur, vadinkim, uždominuoti tam tikras pozicijas tiek marketingė, tiek kitose kanaluose, todėl tikrai yra lengviau bandyti įsitvirtinti toje rinkoje. Ir irgi galbūt toks mitas, apie kurį daug kas, bent jau aš girdžiu, kad šneka, kad neaišku, kaip ten pristatyti, neaišku, kur ten yra, kaip ten viskas vyksta ir taip toliau. Tai šios šalis yra ganėtinai arti mūsų, logistika yra ganėtinai paprasta ir infrastruktūra gerai išvystyta, todėl pasirinkus vietinius ar gerus partnerius, tai yra įmanoma padaryti labai greitai ir taikliai, neaukojant labai daug dienų ir taip realiai įsitvirtinant irgi vėlgi toje rinkoje. Tai čia keletas dalykų, apie kuriuos reiktų pagalvoti, einant ten, bet manau, kad viską toliau aptarsim detaliau ir atsakysim į klausimus, jeigu jų bus. Tiesiog sureaguosiu apie greitį. Vis tiek, kadangi pradėjom webinarą nuo to, kad artėja juodasis penktadienis ir vėliau kalėdinė prekyba. Kaip manai, ar šiems metams dar galima kažką padaryti ir pradėti prekiauti, jeigu šiuo metu, pavyzdžiui, vis dar nesi pradėjęs paruošiamųjų darbų, kur aišku prekyba šiame regione? Manau, kad taip, dar kaip pasakyti, faktas, priklausomai kokiam taške yra elektroninė parduotuvė, bet faktas, kad dar to laiko yra, tai nėra galbūt dar visiškai kritinis momentas, bet apie tai jau reiktų turbūt pagalvoti jau dabar. Tai dabar mes kalbam jau turbūt jau per šią kitą savaitę, kad manau, kad iki lapkričio jau tas turėtų būti padaryta ir lapkričio jau turėtų viskas būti sudėliota. Tai mūsų webinaras tam ir skirtas, sužadinti mintis, galbūt paskatinti, pagalvoti apie tai, apie ką galbūt nebuvo pagalvoti, arba, sakykime, bent jau suplanuoti kitiems metams, jeigu jau šiais metais galbūt į tą traukinį šokti nepavyks. Gerai, ačiū Pauliau, sugrįšim prie pačio dabar dar padiskutuosim, o dabar tada Donatą. Ačiū perimti mikrofoną ir tada papasakoti iš savo pusės, tada perjungiam prezentaciją. Taip, sveiki visi. Dėkui, Aleksai. Aš galbūt iš savo pusės pagrysiu tuos skaičius tokiais realiais pavyzdžiais ar tiesiog vieno kliento pavyzdžių. Bet galbūt pradžiai tiem, kas mane galbūt girdi ir mato patį pirmą kartą, aš esu Donatas iš įmonės Makes You Local. Ir mes būtent dirbam su elektroninė komercija, su elektroniniais verslais, kuriem ir padedam plėstis į užsienio rinkas. Ir pastaraisiais metais matom, kad mūsų klientai galbūt arba verslai, su kuriais bendraujam, vis daugiau pradėjo plėstis į tą centrinę ir rytų Europą. Iš pradžių, aišku, lenkiškos įmonės. Lenkiškai įmoniai ta plėtra į užsienį dažniausiai pirmas žingsnis būdavo Čekija, kaip lietuviui yra Latvija su Estija.
O dabar pastaraisiais metais, pastaruosius jau galbūt 3 kokius metus, matom, kad vis daugiau lenkiškų verslų toliau plečiasi į centrinę ir rytų Europą, į Vengriją, Slovakiją, į Rumuniją, Bulgariją. Todėl ir mes gal taip natūraliai kartu su jais ir įsiplėtėm taip pat į tas rinkas. O šiandien aš paėmiau tokį realų pavyzdį, vieną mūsų klientų, įmonė iš Lenkijos, Aleksai, jeigu galima kitą skaidrę, kad tiesiog labai paprastų pavyzdžių, labai paprastų, realių pavyzdžių parodyt galbūt tuos skirtumus darbui tarp, aš paėmiau Vokietiją, Čekiją, Slovakiją, keletą rinkų ir taip pat Lietuvą kaip atspirties tašką, pasilyginti keletą tokių skaičių. Nes, ką pačioje pradžioje Aleksas paminėjo apie statistiką, pavyzdžiui, Rumunijos, Bulgarijos, apie žmonių skaičių ir apie e-komercijos augimą kiekvienais metais. Natūralu yra įspūdingesni procentai, kada augi nuo žemai. Ir realybėje kartais 1% rinkos augimo Vokietijoje yra kur kas didesnis negu galbūt 20% Lietuvoje ar šiuo atveju Rumunijoje. Taip. Bet kokiu atveju, dėl ko galbūt lenkiškos įmonės daugiau pasuko į tą centrinę Europą, rytų Europą, nes tas akivaizdžiai vyksta, jog tos šalys buvo truputį mažiau išsivyščiusios e-komercijoje, Rumunija, Bulgarija, kaip kitos kaiminės šalis. Jos labai dideliu greičiu vejasi tą standartą, pavadinkim. Baltijos šalis irgi buvo panašioji labai situacijai, kokius 7 metus atgal, 10 metų atgal, pavadinkim, kada labai dideliu greičiu pradėjo tą e-komerciją vystytis ir augti. E-komercijos infrastruktūra, įmonės, kur dirbančios e-komercijos infrastruktūroje ir lygiai taip pat vartotojai, kurie vis dažniau renkasi įsigyti prekes internete. Tai aš šiandien paėmiau tiesiog vieną pavyzdį. Įmonė iš Lenkijos, Fabrika Forum, Lietuvoje jų domenas Formadore.lt, bet aš juos paėmiau todėl, kad mes su jais dirbam iš tikrųjų 11 rinkų. Mes jiems darom klientų aptarnavimą, vertimus, elektroninės parduotuvės lokalizavimą ir online marketingą 11 rinkų. Ir netrukus dar išplėsim 4 rinkas į Skandinaviją ir Vakarų Europą. Ir kodėl aš juos paėmiau, nes kada tu turi vieną parduotuvę, kada marketingo biudžetas yra labai panašus visose rinkose, kada marketingo veiksmai yra labai panašus, kiek tu lokalizuoji marketingo žinutės, kiek tu adaptuoji marketingo veiksmus, kiekviena rinka yra labai panašus. Ir lygiai taip pat visas asortimentas ir kainodara yra visiškai ta pati visose rinkose. Įmonė neskaido asortimento, kad tos prekės tik Vokietijoje, ar tos prekės tik Čekijai. Visas asortimentas parduotuvėje yra lygiai toks pat visose rinkose ir su lygiai tokia pati kainodara. Tai reiškia, tu turi tą patį produktą 11 rinką su labai panašiais marketingo veiksmais ir tada gali pasilyginti, galbūt aiškiau matyti, tai kuo skiriasi tos rinkos įvairios. Ir aš paėmiau keletą tiesiog paprastų screenshotų, galima kitą skaidrę, iš viešai prieinami duomenys iš SimilarWeb. Aleksai, galima kitą skaidrę? Taip, galima, truputį techniniai. Tai aš tiesiog, ką norėčiau parodyti, paėmiau tokį screenshotą, kad matant su labai panašiais veiksmais, kuo galbūt skiriasi tarp rinkų. Taip, tai aš paėmiau Vokietiją, tokį atspirties taško vakarų Europai, pavadinkim Lietuvą, nes Lietuvą galima lengviau suprasti, daugumą jūsų prekiaujat Lietuvoje ir tą potencialą Lietuvos puikiai žinot. Ir palyginimui Čekija su Vengrija. Pavyzdžiui, matom pačioj page views, taip, tai Vokietija ir Lietuva turi labai panašius skaičius per tą patį laikotarpį. 60 tūkstančių apsilankimų parduotuviai. Tai reiškia, išleidžiant, darom panašius marketingo veiksmus su panašiu biudžetu, Vokietija su Lietuva turi labai panašų srautą. Srautas Čekija ir Vengrija yra dvigubai mažesnis. Bet jeigu eisim į kitą skaidrę,
pasižiūrint, tarkim, per tą patį laikotarpį, aš tų laikotarpių nerodau, vis tiek nenorim, pavadinkim, per daug pasidalinti klientų duomenimis, bet aš paimu tam tikrą laikotarpį ir matom, kad Vokietijoje užsakymų yra mažiau negu visose kitose rytų Europos, centrinėje Europoje šalyse. Tai reiškia, Vokietijos srautas yra kur kas, na, tas pats marketingas, tas pats biudžetas marketingo nuperka kur kas mažesnį srautą Vokietijoje, nes marketingo kanalai tiesiog yra brangesni, bet kadangi klientas prekiauja gerai žinomais prekių ženklais, tie prekių ženklai puikiai žinomi Vokietijoje, tai tiesiog iš organinio srauto tie apsilankymai puslapyje yra kur kas didesni. Bet finale Vokietijoje yra mažiausia konversija ir gauna per tą patį laikotarpį mažiausiai užsakymų. O tarkim, Čekija, kuri turėjo dvigubai mažiau apsilankymų parduotuvėje, turi didžiausią konversiją su daugiausiai užsakymų per tą patį laiką. Tai aš čia tik tai paėmiau keletą tokių skrinčiotų, daugiau išryškint tą skirtumą, jog dauguma įmonių svarsto apie plėtrą į didžiausias rinkas. Vokietija, Prancūzija, UK, bet lygiai taip pat ten yra didžiausia ir konkurencija, ten yra galbūt marketplace'ai, ten jeigu prekiaujas gerai žinomais prekių ženklais, tai jie greičiausiai toje rinkoje jau yra. Ir dažnu atveju matom, kad Lietuvoje ar Čekijoje ta pati kaina to pačio produkto, Adidas batelių, yra didesnė ne Vokietijoje, vien tik dėl mažesnės konkurencinės aplinkos. Tuo tarpu Lietuva, Baltijos šalys, Čekija, Vengrija, Rumunija, Bulgarija turi kur kas mažesnį konkurencinį lygį, jeigu prekiauja brandiniais produktais. Aš čia kalbu apie brandinius produktus, apie produktą, kurį žino ir to rinkoje. iPhone žino ir to rinkoje, Adidas batelius. Taip, jeigu esate jau brand owneris, gamintojas, tada galbūt ta istorija kiek kitokia. Bet centriniai Europoje vien tik tai dėl ekonominių sumetimų operacijos yra kur kas pigesnės. Operacijos turi omeny atlikti vertimą, klientų aptarnavimas, logistika, galbūt marketingo specialisto valanda kainuoja 30 eurų Čekijoje, bet 100 eurų Vokietijoje. Tai reiškia, dirbti tose rinkose užtenka mažiau užsakymų, kad ta parduotuvė dirbtų pelningai negu galbūt Vokietija. Lygiai taip pat dėl konkurencijos aplinkos ta konversija yra kur kas didesnė mažesnėse rinkose. Lygiai taip pat dėl unique selling point, dėl konkurencinių pranašumų yra kur kas būtų lengviau konkurencingų mažesnėse rinkose, mažiau konkurentų negu galbūt Vokietija. Taip. Tai čia tiesiog labai paprasti tokie argumentai ir jie akivaizdus. Akivaizdu, kad mažesnėse rinkose yra mažesnis potencialas išaugti negu galbūt Vokietijoje. Taip. Akivaizdu, kad vienoje Vokietijoje galima fokusuotis ir dirbti tik joje ir bus kur kas lengviau negu galbūt dirbti 6 atskirose mažesnėse rinkose. Taip. Bet aš galbūt labiau esu suinteresuotas, kaip greitai įmonė gali tapti sėkminga, tai yra pelninga. Per kiek laiko mes galim tos užsakymus gauti. Ir su šito formatorė, pavyzdžiui, mes tik labai aiškiai matėm, kad įsivažiuoti į Lietuvos rinką, Estijos rinką, Čekijos, Slovakijos, visą centrinę ir rytų Europą, mums dažniausiai užtrukdavo apie 3 mėnesius, kad mes pasiektumėm į tą tokį užsakymų lygį, kokie tikslai buvo keliami klientą. Tuo tarpu Vokietija, Olandija dabar greičiausiai eina jau 2 metai, kada vis dar dirbame dėl tų tikslų. Ir čia nėra atkalbėjimas galbūt, kad vakarų Europą neverta plėstis. Tikrai ne, tai visai kiti potencialai, bet jeigu mes šiai dienai kalbam apie centrinę Europą ir jeigu mes ją palygintumėm su kitom šalim. Lygiai taip pat iš tų šalių įmonės atranda ir Baltijos šalis. Jeigu yra žinančių Notina prekės ženklą, Notina elektroninė parduotuvė ar Bonami, tai yra įmonės iš Slovakijos, Čekijos, kurios jau išsiplėtė į Baltijos šalis gana aktyviai. Ir dabar matom, kad jau pastaraisiais metais iš tikrųjų vis daugiau ir lietuviškų įmonių
pradėjo plėstis, daugiau rinktis Čekija, Slovakija, Rumunija, Vengrija, tą regioną. Vien tik dėl to, kad atsirado logistika į tą regioną gana greita ir su tom investicijom, kur tu dar gali būti pelningas, pavadinkim, galiausiai. Vien tik dėl marketingo galbūt iššūkių ir galbūt dėl kompetencijų, nes čia irgi labai priklauso, ar tai yra įmoniai pirma plėtra, ar tai jau yra šešta rinka, į kurią einama. Tai va, galbūt dar, jeigu galima kitą skaidrę, galbūt dar pasiginčysiu su Paulium dėl kalėdų. Jeigu galbūt, jeigu buvo klausimas, ar dar spėtumėt į kalėdinį sezoną, į kalėdinį traukinį šiam sezonui, tai, jeigu taip pavadinkim išsiplėsti nuo nulio, tai mano akim jau tas yra labai sudėtinga, nes realiai, kaip ir Paulius sakė, reikėtų lapkritį būti pasiruošus, tai yra porą savaičių nuo dabar, bet galbūt verslam, kur kalėdos nėra pagrindinis sezonas, tai tas įtakos mažiau daro. Ir gal tik tai labai keletą trumpų tokių tipsų arba komentarų apie tą regioną, kad akivaizdu ten yra daug didesnis kiekis skirtingų valstybių, tai yra skirtingi kultūriniai iššūkiai. Tas pats marketingas ar marketingo žinutė yra perskaitoma kitaip Rumunijoje ir Lenkijoje ir Lietuvoje. Tai gal čia paakcentuočiau, kada planuojat savo marketingą, savo marketinginį planą ir žinutės, atkreipti dėmesį į jų lokalizavimą, kad tą patį lietuvišką humorą suprastų ir bulgaras, nes tie kultūriniai skirtumai tikrai yra. Mes visiems nemokamai siunčiam tokį reportą, kurį vadinam Annual Marketing Wheel, tai čia galite užsiprenumeruoti su QR kodu. Mes nuolat išsiunčiam reportą pagrindiniam šalim, pažymėdami, kad kas tą mėnesį toj šalyje vyks, kokie yra nedarbo dienos, kada yra galbūt mamos diena, tėvo diena, kitos šventės, kurios daro įtaką e-komercijai. Tai čia apie tą kalbu, kad kiekvienoje šalyje labai iš tikrųjų yra skirtingai. Paulius irgi paminėjo, tose šalyse yra daug marketplace'ų, e-meg ar e-meg, gal mano akim galbūt vienas didžiausių, vienas populiariausių, tai jis galbūt toksai, pavadinkim, panašus būtų į Allegro ar į Pigu. Tikrai verta, jeigu marketplace yra ta vieta, kur jums gerai sekas, kur jūsų produktas gali būti parduodamas, tai tikrai verta pagalvoti tiesiog eiti per marketplace. Visos šalys arba dauguma šalių turi skirtingas valiutas, tai čia irgi plėtrai labai paprastas dalykas, bet daug kas pamiršta. Vien tik iš IT pusės pasiruošti, einant į Lenkiją, einant į kitas centrinės Europos šalis, kad visur skirtingos valiutos. Taip, logistiniai iššūkiai, Paulius truputį papasakoja, aišku, ta logistika jau egzistuoja, galite iš Lietuvos tiesiai siūsti į tas šalis. Iš mano pusės gal tik tai patarimas, aišku, susiskaičiuoti visą krepšelį, ko tikitės iš vidutinio prekių krepšelio parduodamo toj šalyje. Ir kokia tada matematika, kokios visos išlaidos reikalingos pristatyti tą siuntą, taip, cost per order, kliento aptarnavimai ir mokesčiai ir būtent logistika, kad ta logistika nesuvalgytų viso pelningumo. Bet dabar iš tikrųjų tas yra tikrai pilnai įmanoma. O kalbant iš marketingo kanalų, jeigu taip labai trumpai, visi performance kanalai yra beveik tie patys. Tai aišku, Meta, Google, gal yra skirtumas, kad Google Shoppingas veikia tose šalyse, kai kurios iš jų, ko mes neturim Baltijos šalyse, ir tai yra vienas pagrindinių kanalų, ypač brandiniam produktam. Tai iš performance, jeigu prekiauja brandiniais produktais, tai tie kanalai labai daug ko nesiskiria. Bet jeigu esate brand owneris ir tada visas marketingas yra labiau paremtas į tokį storytellingą, į brand awareness kampanijas, tada reiktų atkreipti dėmesį į labiau tos kultūrinius skirtumus, kad ta žinutė būtų perskaityta vienodai. Tai aišku, taip nesigilinant, labai trumpai, bet keletą patarimų į tą pusę. Tai, Aleksai, mes gal suskaitėm, kaip ir baigiam, bet mūsų visa mintis buvo daugiau šiandien
pasitengti atsakyti jūsų klausimus ir turėti gerą diskusiją apie tas rinkas. Taip, tai su skaidriam baigiam ir su skaidriam, man atrodo, baigiame tą etapą užnorinimo ir sudominimo vidurio Europą. Ir aš taip įsivaizduoju, aš pats elektroninės parduotuvės neturiu, bet tikriausiai, jeigu paimsim, na, sakykim, kokią nors elektroninę parduotuvę, štai turim tiesiog skrolinu viršų per įmonės, kurios prisistatė ir nurodė pavadinimą ir kuo, sakykim, užsiema. Na ir, sakykim, esate elektroninė parduotuvė, vitaminai vyrams, moterims ir vaikams. Ir jūs norite pradėti prekiauti, sakykim, Lenkijoje. Ir, na, bent jau man, jeigu aš būčiau elektroninis prekybininkas, pirmiausia pagalvočiau, kad aš pats iš Lenkijos tikriausiai labai daug ką perku, pradedant drabužiai, avalynė, tokie portalai kaip e-avalynė, daugybė drabužių ir visų kitų, ką galima tokiai dideliai rinkai pasiūlyti. Tai aš tiesiog provokuoju dabar diskusiją, tai gal čia klausimas iš principo yra abiems. Ką galima pasiūlyti ir kaip žinoti? Vat, ką galima pasiūlyti Lenkijos ar bet kai kurios kitos šalies rinkai, kur jinai yra dar neprisotinta, nes Paulius tikrai minėjo, kad tose rinkose vietos tikrai yra. Aš gal, jeigu Pauliu pradėčiau, Gerai. Jeigu mes laikom tokį pavyzdį, minėjai pro vitaminai, nebepamenu, domeno. Aš galbūt atkreipčiau dėmesį, ar tai yra retailas, ar jie yra gamyba, na, savo prekės ženklo atstovai, taip? Nes tame atsiranda didelis skirtumas. Ar tu prekiauji gerai žinomais vitaminais ir eidamas į Lenkiją, kiekvienas Lenkas klientas žino produktą, kaip kokie, nežinau, Bellman, taip? Vitamino brandas. Ar jūs esat gamintojas, lietuviškas prekės ženklas, kuris prekiaujat vitaminais internetu? Nes skirtumas atsiranda, kad jūs galbūt esate žinomi Lietuvoje pats prekės ženklas, bet Lenkijoje jau esat naudėjimas. Ir vitaminai yra iš vienos pusės jautrus produktas, nes tai yra produktas, kurį dedi į burną. Taip? Tai reiškia, tu nori būti užtikrintas, kad tu perki, nežinau, tu gali pasitikėti įmonė, iš kurios perki, elektroninę parduotuvę ir pačiu produktu. Tai jeigu tai yra brandinis produktas, tai tada aišku, kur mūsų konkurenciniai pranašumai prekiaujant Lenkijoje. Ar galėsit sukonkuruoti kainą, gal asortimentu, galbūt pristatymo greičiu, galbūt marketingo žinutėm. Pirk du, gausi vieną nemokamai. Ir tai pirmas klausimas, kur tas konkurencinis pranašumas. Jeigu jis yra, tai greičiausiai tą produktą užtenka tada padėti tai į Google Shoppingą, į Google AdWords, į kitus performance kanalus, į kainų palyginimo saitus, nes klientas žino tą produktą, žino, ką perka, jis tik tai ieško geriausios vietos jį įsigyti. Ir tada lūkesčiai patikimumai pačiai parduotuvai yra šiek tiek mažesni, nes produktas yra žinomas. Bet lygiai taip pat, jeigu parduotuvė atrodo nepatikimai, jeigu lietuviškas telefono numeris nurodomas Lenkijoje, jeigu Vilniaus adresas nurodytas Lenkijoje arba parduotuvė su Google Translate išversta Lenkijoje, tai akivaizdu, kad net jeigu produktas žinomas, klientas nedarys užsakymų vien dėl to, kad nepasitikė parduotuvę. Galbūt tas užsakymas neateis, galbūt prarasiu pinigus, galbūt negalėsiu daryti grąžinimo ar taip toliau. Bet tai yra visai kita istorija, jeigu esate brand owneris. Tai reiškia, jūs turite savo prekės ženklą vitaminų, kuriais prekiaujat. Nes tada Lenkijoje išeinat su naunėjimu, pavadinkim. Naunėjimu iki kol jūs tą prekės ženklą padarysit žinomu Lenkijos rinkoje. O jį padaryti žinomu tokioj didelėje rinkoje užtrunka laiko ir reikalauja finansų tam tikrų. Pavadinkim tai, nes tada turi atsirasti kažkokia gal socialinė medija, galbūt influenceriai, galbūt kiti kanalai, brand awareness kanalai, taip, nes akivaizdu galbūt tokio produkto tiesiog jeigu einant per performance marketingą ir naudosit raktažodį vitaminai vyram, tai tą patį daro X kitų įmonių, kurios tą biudžetą tikrai užkelia ir tokie raktažodžiai būna gana brangus. Tai
tiesiog bus gana sunku būti pelningiam, bent jau pačioj pradžioj. Tokia įmonė didžiausias iššūkis yra tada marketingas, mano akim. Pauliau, gal Paulius pridės tada nuo savęs? Jo, kaip pasakyti, čia teisingos tikrai mintis, aš galėčiau tam paantrinti. Tai visų pirma, faktas, reikia suprasti, su kokia tu žinutė eini. Tai vat, irgi paminėjo, ar tu eini tiesiog perpardavinėti kažkokį jau esamą produktą su kažkokiu produktu, ar tu eini su savo brandu, tu realiai kažką kuri. Faktas, kad Lenkijoje tikrai žmonės ir pirkėjai yra labai imlus kainai, tai čia yra faktas, tai tą irgi reikia labai įsivertinti, kad tu tikrai negali būti brangus, o jeigu tu būsi brangus, tu turi labai aiškiai žinot ir su aiškiai žinutė, dėl ko tu esi brangus. Bendrai faktas, ten įdirbį iš marketingo pusės tikrai daugiau reiktų padaryti, bet kas gal įdomus dalykas, vat aš buvau Lenkijoje, tarkim, einant su lietuvišku prekės ženklu, ten iš esmės lietuviškas prekės ženklas yra vertinamas, nes prekybos centre būdamas atkreipiau dėmesį, kad net yra padėtas ženklas laikrodžių parduotuviai, neminėsiu čia brandą, bet pardavinėja laikrodžius ir parašyta Made in Lithuania lenkiškai. Ta prasme, kad tai yra kaip priedas, atskira lentutė padėta, kad tai parodyt, kad tai yra kokybiškas dalykas. Tai net ir ten, vienam iš didžiausių prekybos centrų Varšuvoje, jie tą naudoja, tai reiškia, kad mes nesam kažkokie trečių šalių gamintojai, tai yra įmanoma ir jie vertina mus galbūt kaip gamintojus, bet va čia vėlgi priklauso, ar tu gamini, tu neši kažkokią žinutę, tu turi kažkokią istoriją ir kodėl tavo produktas turėtų ten būti. Tai va čia tiesiog papildyt, kad tas įmanoma, galbūt viskas yra įmanoma, bet galbūt su savo kažkokia žinute, su savo kūryba, su savo produktų vietiniu ir istorija, kurią tu gali papasakoti. Tai čia tik tai gal pridėjau, bet manau, kad labai teisingos mintis prieš tai jo iš Donato. Gerai, dabar jau turim nemažai klausimų iš žiūrovų, tai sujungsiu šiek tiek du klausimus apie sandėlį. Kada verta pagalvoti apie sandėlį toje šalyje, į kurią jau vyksta aktyvūs pardavimai? Tai aktyvūs turbūt ne vienas per metus, o daugiau. Kada jau ten reikia turėti sandėlį? Ir tada Dovilė klausia, jeigu sandėliuoti toje šalyje prekių galimybės nėra, kaip siūlytumėt spręsti šią problemą? Iš principo, kada pasiekiamas lygis, kada verta kurti sandėlį ir ką visgi daryti, jeigu apskritai nėra galimybės toje šalyje kurti sandėlio? Du klausimai. Tai čia gal aš galiu pirmas atsakyti, bet jo Donatai norėsi pridėti. Iš esmės tokio skaičiaus kažkokio konkretaus nėra. Visų pirma, reikia įsivertinti, kaip atrodo tavo ta tiekimo grandinė, tai reiškia, kaip produktai apskritai keliauja. Faktas, kad jeigu tu gamini viską ir Lietuvoje, tu Lietuvoje sandėliuoji ir tu iš Lietuvos nori siūsti, tikrai su keliais užsakymais tau neapsimoka papildomai sandėliuoti, bet šituo atveju aš mačiau, tam prie klausimo buvo parašyta, kad labai brangiai kainuoja. Tai aš nežinau, kas turima omeny brangiai. Aš nežinau, kokį standartą naudojam, bet aš manau, kad kaip tik yra ganėtinai, bent jau dabar yra galimybės ganėtinai pigiai siūsti į šitas šalis, palyginus net ir su kitom. Tai šituo atveju, jeigu nėra galimybės sandėliuoti 100%, yra įmanomas siuntimas tiesiai iš Lietuvos į tas šalis. Ir tikrai mes nekalbam apie ten 3 savaičių pristatymo terminą. Tai yra greiti terminai, reikia nepamiršti, kad šios šalis nėra taip toli apskritai nuo mūsų, tai galbūt atrodo tokios labiau egzotinės šalis, bet jos yra lengvai pasiekiamos logistiniam grandinėm, tai kol dar turbūt nesi toks didelis, tai faktas, kad siuntimas tiesiai iš Lietuvos yra geras variantas, faktas įsivertinus į bendrą krepšelį, nuo kurios sumos galbūt siūlyti nemokamą pristatymą ar daryti nuo kurios sumos kažkokį pristatymą padengiant. Tai šitos dalykus faktas, kad reikia įsivertinti, jie nėra nemokami, bet ta logistinė grandinė nuo Lietuvos irgi yra ganėtinai gerai išvystyta. Taip, ir rezumuojant, kad sandėlio pirmiausia tikrai nereikia tikriausiai kurti, žengiant pirmosius žingsnius. Taip, Pauliau? Aš sutikčiau, sakau, faktas, kad reiktų įsivertinti, kaip atrodo, sakau, bendrai, kur yra gaminama, iš kur yra tiekiama arba iš kur yra užsakoma, nes kartais galbūt
Lietuvoje sėdint nebūtina Lietuvoje tų produktų liesti. Galima produktus užsakyti tiesiai į Rumuniją ir iš Rumunijos pardavinėti. Čia sakau, čia labai priklauso, kaip atrodo bendrai produktai, iš kur jie keliauja, kaip jie gaminami ir kur jie pardavinėjami. Taip, dabar trijų laikų, arba lietuviškai patiktukų reikėtų sakyti, ne? Viešai kalbant. Sulaukęs klausimas, kaip dėl prekių pristatymo klientams, pavyzdžiui, į Rumuniją. Ir vėl kartojasi apie sandėlius, ar reikia turėti tenai sandėlius. Tai gal tiesiog trumpai. Čia klausimas, gal jo, aš kažkaip... Turbūt klausimas, ar apskritai, kokie yra kaštai. Konkrečiai neklausia, bet ar kokie yra kaštai. Ir savai mes suprantama, kad jeigu turbūt prekė kainuoja kelis eurus ir reikia, papildomai reikės pirkėjų sumokėti daugiau negu kelis eurus, tai turbūt tie kaštai atrodo vienokie, o jeigu pati prekė yra brangesnė, ne, kažkokia ar prestižinė, ar tiesiog kompiliuojama į vieną krepšelį, sakykime, 100 ar keli šimtus eurų, tai tada tie pristatymo kaštai gal nebėra tokie dideli. Bet konkrečiai žiūrint į Rumuniją, kaip yra su tenai statymo į tą šalį, ar nors iššūkių? Vienas pagrindinis iššūkis, ko dažnai šiaip elektroninės parduotuvės nežino, Rumunija yra tuo aspektu ganėtinai unikali rinka, kadangi ten yra labai dar populiarus, vadinkim, COD mokėjimas, tai yra cash on delivery, kai pristatymo metu yra sumokama pinigai. Tai reiškia, kad jie užsisako ir tik taip pristatymo metu klientai, tie pirkėjai už tas prekes apmoka. Tai aš, jeigu neklystu, apie 70% dar vis prioritizuoja tokį užsakymo metodą. Tai čia irgi mes turėjom ne vieną pavyzdį, kai elektroninė parduotuvė pradėjo plėstis į Rumuniją ir tiesiog neturėjo šito COD varianto ir tiesiog natūraliai iškilo klausimas, ką mes netaip darom, kodėl mes negalim tiek parduoti, kiek norim. Realiai įdėjęs COD variantą galutiniam shopping karte prie atsiskaitimo, jų konversija pakilo gal 45%. Tai tiesiog žmonės turi labai didelę preferenciją. Tai čia vienas iš pagrindinių iššūkių, ką reikia turėti omeny Rumunijoje, be COD varianto didelių šansų, kaip pasakyti, esamuoju metu tu neturėsi ir tavo konversija bus daug mažesnė. Tai realiai kol kas dominuojantis pristatymo metodas yra į namus, naudojant COD, tai šitą dalyką irgi reikia įsivertinti, jis kažkiek papildomai kainuoja, bet tai yra sąlyginai labai nedidelė priemoka prie bendro pristatymo kainos. Tai vat irgi reikia turėti omeny, kad būtų gerai iš sąskaitą turėti valiutą. Donatas irgi buvo paminėjęs apie valiutą, kad būtų įmanoma surinktus pinigus paprastai persivesti tą sąskaitą. Tai čia tokie niuansai, bet bendrai COD yra vienas iš iššūkių ir tokių niuansų Rumunijoje specifiškai. Gerai, nuo logistikos sandėlių dabar truputį grįžkim prie prekių pasirinkimo, pradedant prekiauti. Kaip apskritai sužinoti, ar mano prekės gali būti naudingos? Pavyzdžiui, ar reikalingi Vengrijai mano, sakykime, siuvami šalikai, o Čekijoje sporto inventorius? Čekija, ledo ritulys galbūt aš prekiauju ledo ritulio lasdomis ar drabužiais ir aš svarstau, ar ten jie gali būti paklausus. Kaip nuspręsti? Ar bandymo būdu, ar galbūt yra kažkokie šaltiniai, kur galiu pasitikrinti? Šito klausimu gal aš galiu pradėti. Iš tikrųjų, jeigu kalbėti apie ledo ritulio inventorių, galbūt verta pasižiūrėti bent jau, kiek ten yra ledo ritulio žaidėjų tose šalyse, taip, nes yra šalių, kurios visai nežaidžia, tos šalys galbūt žaidžia, jeigu taip juokai sakant, bet iš tikrųjų, jeigu mes kalbam ne apie brandinius produktus, o apie patys gaminam šalikus ir pirštinės, taip, tai galbūt keletą dalykų. Tai pirmiausia, kaip mums sekas namų rinkoje, nes mūsų namų rinka, Lietuva yra kažkiek panašiai į tas rinkas. Tai pirmai įsivertinkim, ar čia įmonė sekas, ar čia įmonė yra sėkminga. Taip. Kitu atveju, kaip sužinot, potencialą tose rinkose
galima bandyti suprasti, ar vartotojai vartoja tokią prekę ir ar yra konkurentai arba panašios įmonės prekiaujančias tom prekiam. Taip. Kartais būna, kad tą prekę reikia įvesti į rinką, nes tas nėra vartojimo, pavadinkim. Čia galbūt tokią istoriją iš anksčiau, atrodo, žinau, kaip gera dovana prekiauja kuponais, pramogom arba kažkokiam taip, nu, paslaugom ir pramogom, taip, ir eidami į Lenkiją suprato, jog tai nėra vartojimas, tai nėra prekė. Lenkai neturi tokio kaip kupono, galbūt tokio pramogom ir jiems reikėjo tą visą produktą ir įprotį sukurti. Na tai čia galbūt kitas lygis, pavadinkim, bet pirmiausia galima pasižiūrėti, ar yra panašių įmonių prekiaujančių tuo produktu. Ir jeigu tas produktas sėkmingai prekiaujamas yra namų rinkoje Lietuvoje, tai yra didelis šansas, kad kažkoks procentas vartotojų yra ir naujoje rinkoje. Ir tada, aišku, atsižvelgti į labai tokius soft dalykas, pavadinkim, nuo, na, jeigu prekiaujat šalikais ir kepurėm, tai galbūt Ispanija nėra tinkama rinka, o gal kaip tik yra tinkama rinka, tai dėl kažkokių priežasčių. Ispanijoje yra kalnai, yra slidinėjimo kurortai, galimai. Būtent, na tai čia truputį taip juokais atsakant, bet kito būdo nėra pasižiūrėti konkurentus, pasižiūrėti, ar tos prekės, ar ta prekių kategorija egzistuoja to rinkoje, kaip mums sekas namų rinkoje ir tada jau atsiranda bandymo būdas. Ar Pauliau norėsi papildyti, ar einam tada prie kito klausimo? Galime eiti prie kito. Daugiausiai laikų susilaukęs klausimas kol kas Ievos yra, o jeigu nesi apriepęs visos Lietuvos rinkos, gal nereikia plėstis į kitas šalis? Kaip Jūs manote? Labai teisingas klausimas ir atsakymas tame pačiame klausime. Plėtra tai reiškia, tai plėtrai reikia laiko, tai plėtrai reikia resursų, finansiniams tiek tai yra investavimas, taip, tai reikia finansinių, o laiko reikia arba finansų reikia, nes reikia kompetencijų, kas tą rinką rūpinsis ir kas tą jūsų parduotuvę ves toj rinkoje. Tai reiškia, jeigu patys vesit, tai tam reikės laiko, jeigu samdysit, tam reikės finansų. Tai akivaizdu, jeigu yra dar vietos Lietuvoje, tai reikia į Lietuvą fokusuotis ir nemėtyti fokuso galbūt į keliom kryptim, nes ir ta pati Lietuvos plėtra sulėtė. Tai jo, aš irgi gal pritarčiau, tik čia jo toks vienas niuansas, nebūtinai Lietuva turi būti pirmoji rinka, bet jeigu tu esi Lietuvoje ir tu dar Lietuvoje nesi padaręs kažkokio įdirbio ir čia, kaip pasakyti, apriepęs tos rinkos, manau, kad dar anksti būtų galvoti apie, tarkim, tolimesnę plėtrą į didesnės valstybės. Aš kalbu ne į Latviją, Estiją, kur vis tiek mes čia vienaip ar kitaip e-komercijų mes vadinam tokia kaip namų rinka Baltijos šalių. Tai jeigu kažkur kalbant apie tolimesnę plėtrą, manau, kad dar ankstoka būtų, jeigu čia tas įdirbis nepadarytas ir buvo specialiai kuriamas e-shopas Lietuvos, sakykime, rinkai. Bet būna dažnai įmonės pradeda nebūtinai nuo Lietuvos rinkos, tai lietuviškas e-shopas gali pradėti, tarkim, nuo Lenkijos, jeigu žino nišą, jeigu žino produktą ir taip toliau. Tai čia. Bet jeigu pradėjai Lietuvoje ir dar nesi padaręs įdirbio, manau, ankstoka į užsienį plėstis. Taip, visgi mūsų šiandien tema yra kaip plėstis ir aišku, kad žiūrintys žiūrovai laukia tikriausiai patarimų ir klausia, tai kokie tie pirmi ir svarbiausi darbai, jau taip praktiškai atsakant, kuriuos reikia atlikti plečiantis į kitą rinką valstybę. Preziumuokite, kad valstybė jau yra pasirinkta, tai nereikia spėlioti valstybės, tiesiog, nuo ko tada pradėti. Vat šiandien sugalvojau, kad visgi man reikalingas kažkokią rinką, ją išsirinkau, ką daryti. Labai teisingai klausimą uždavė, suformulavo, kad valstybė yra pasirinkta, nes čia vienas didžiausių iššūkių pačioj pradžioje.
teisingai pasirinkti kryptį. Sekantis žingsnis greičiausiai būtų elektroninės parduotuvės lokalizavimas, tai rinkai. Lokalizavimas tai dažnai mato kaip, kad išsivers parduotuvę į naują kalbą tos rinkos. Tai aš gal truputį tą performuluosiu, suprast, ko toj rinkoje tikis vietinis klientas iš tokios parduotuvės kaip jūsų, kuri prekiauja tais produktais. Tai jeigu mes kaip pavyzdį laikom, tą pačią Latviją, tai suprast, ko Latvijas tikisi iš profesionalios vitaminais prekiaujančios elektroninės parduotuvės. Ir va tos lokalizacijos ir mums reikia to. Taip, galbūt tai reikia vietinio domeno, vertimo, terms and conditions, checkouto, vietinių partnerių, grąžinimo taisyklių ir proceso, socialinės medijos ir taip toliau. Ir tas checklistas gali būti 100 punktų. Ir tik tai paaiškinsiu, kad ta lokalizacija yra kiekviena įmonė skirtinga. Jeigu jūs prekiaujate iPhone'ais, telefonais, taip, kuriuos visi puikiai žino, galbūt visi žino, kas tas produktas ir jums nereikia investuoti į ilgų aprašymų produktų vertimus profesionaliai, nes niekas jų neskaito, nes visi žino, kas tas iPhone'as, taip. Bet klientui perkančiam tokį produktą, tam, kad ta parduotuvė atrodytų patikimai ir galėtų daryti pirkimą už beveik 1000 eurų, jam reikia patikimumo vietinio kliento aptarnavimo, profesionalių vertimų visoje likusioje parduotuvėje, lengvo pristatymo, jam patogų paštomatą, jam greičiausiai kils klausimas, o kas jeigu suges, garantija, taisymas, grąžinimas ir tos taisyklės turi būti patogios klientui, o ne įmoniai. Tai reiškia, jo galbūt nereiktų versti siūsti atgal telefoną į Vilnių arba skambinti ir šnekėti anglų kalbą. Tai va, čia ir yra tas elektroninis parduotuvės lokalizavimas. Pirma, suprast, ko tikis klientas iš tokios parduotuvės ir kaip jūs galite lokalizuoti tą parduotuvę, kad ji būtų bent jau tam pačiam lygiai kaip konkurento parduotuvė. Taip? Ir jeigu mes paimsim ten kitą produktą, čia buvo iPhone'as, bet tarkim, paimkim kokį nors, nežinau, jeigu jūs turit produktą, kurį visi nori, bet niekas neturi, tai ta lokalizacija gali būti kur kas paprastesnė. Gali užtekti anglų kalbos ir to užteks gauti užsakymą. Jeigu jūs turit parduotuvę, jeigu esat brand owneris, puška, sėdmaišį. Tai tada greičiausiai vėlgi atsiranda klausimai dėl brando, ar einant su to pačiu brandu, ar kūrėt naują brandą užsienį, ten bus greičiausiai klausimai dėl pristatyti patį produktą. Tai reiškia produkto aprašymas, nuotraukos ir visas storytellingas, nes ta rinka jūsų produkto nežino ir nežino jūsų brando, kuo jis kokybiškas ir nekokybiškas ir panašiai. Tai aš sakyčiau, sekantis žingsnis yra elektroninės parduotuvės lokalizavimas ir suprast, ko tai reikalauja. O dabar kaip tik paminėjai pavadinimą, paminėjai pušku. Ir čia aš atsiminiau, kad mes prieš gerus metus turėjome irgi webinarą. Jį galima surasti YouTube, Paysera e-commerce talks su Uoga įkūrėja. Ir jinai tiesiog pasakojo, atsimenu apie tą pavadinimą, kad jos pavadinimas ganėtinai gerai skamba net ir nelietuviškose rinkose, jisai skamba egzotiškai, bet iš principo ar Vokietijoje, ar Prancūzijoje, tai galbūt yra netariamas dvibalsis O, bet iš principo Oga skamba gerai visomis kalbomis ir jie neturėjo problemos, jiems nereikėjo galvoti apie pavadinimą. Kaip yra su tais pavadinimais? Jeigu yra lietuviškas pavadinimas, kada žinoti, kad gal verta su tokiu eiti, kaip pavyzdys, šitas, kurį pasakojau, ar visgi reikėtų galbūt per sudėtingas ŠČ raidės, kokios nors nosinės ir taip toliau, arba kaip sugalvoti, kaip lokalizuoti patį pavadinimą. Aš manau, Uoga, prieš padarant sprendimą, kad jie eina su Uoga, ten buvo didelės diskusijos, bent jau manau, ar dideli apmąstymai, ar vis dėlto eiti su to Uoga, ar kur kažkokią anglišką brandą. Ir pavyzdžių yra labai daug. Pavyzdžiui, Įrankiai LT Lietuvoje ir jie turi brandą Berkter, kur yra visos kitose užsienio šalyse. Tai yra, retaileris, bet net ir parduotuvės pavadinimas.
yra tas pats klausimas. Ar kavos draugas ir visur kitur yra coffee mate. Bet kai esi brand owneris, na tai pušku irgi lygiai taip pat dalinosi, kad jie eina su pušku brandu tuo metu, bet Vokietijoje radio reklamų negali leisti, nes vokietis išgirdęs tą pavadinimą, jis nežino, kaip jį parašyti ir kaip jį surasti vėliau internete. Bet jie šiemet ar pernai, nenori sumeluoti, pakeitė prekės ženklą į Slowdown. Ir tas irgi galbūt tikriausiai diktuoja, kodėl tą pakeitimą darė, nes užsienio rinkos tikriausiai tą padiktavo, kad jeigu norint būti sėkmingesniu, reikėjo prie jų prisiderinti. Kaip tik šiandien matau čiate, kad mūsų stebi kalėdiniai žaisliukai, rankų darbo kalėdiniai žaisliukai snaigutė. Tai ar snaigutėje, norint plėsti, sakykime, į Lenkiją, Rumuniją, reikėtų pakeisti pavadinimą? Būtent šitos įmonės atveju, tai sakyčiau, gal nepakeisti, bet bent jau lokalizuoti ir turėti, nežinau, lenkišką snaigutės vertimą. Nes kaip kad pati snaigutė, tai kartais ir tą paliekam ir skamba visai gerai užsienio šalim, bet tada tik tai patikrinam, ar tai nėra keiksmažodis ar kažkokia kitas blogas asociacija. Bet aš tai sakyčiau, bet lokalizuotą domeną, tiesiog tą patį raktažodį tik tai išsiversti. Taip, dabar vėl grįžkim apie pristatymą ir logistiką. Čia truputį seniau kabantis jau klausimas Arūno, kad čia daugiausia kalbant apie standartinės siuntas. Čia buvo reagavimas, kai, man atrodo, Paulius atsakinėjo į klausimą. O kokios opcijos yra optimizuojant siuntimo kaštus nestandartinės siuntas? Pavyzdžiui, automobilių kėbulo dalys, bamperiai, sparnai, durys, kapotai. Geras klausimas tikrai, kadangi aš pats esu atstovas, sakykime, tų standartinių siuntų, labiau paštomatinių ir tų, tai aš čia gal net nežinau, labai tiksliai aš neįsiplėsiu, ką reiškia optimizuojant. Tai siunčiant didesnės siuntas faktas, kad pristatymo tiek daug metodų nebelieka. Tai lieka pristatymas. Jeigu mes kalbam apie pristatymą jau gavėjui, tai mes kalbam apie pristatymą į namus. Yra įmonių, kurios dirba ir su didesnių siuntų pristatymu. Tikrai tai čia reiktų įsivertinti tas opcijas, jeigu mes šnekam jau apie paletinės siuntas, kurios irgi yra daug didesnės. Tikrai turim labai stiprių Lietuvoje logistikos įmonių, kurios labai geras kainas irgi siūlo tiem dalykam. Tai variantų tikrai yra, čia tik tai reiktų įsiaiškinti, ar tai yra gavėjas kaip B2C gavėjas, ar tai yra B2B, nes čia toks klausimas esminis, ar mes kalbam pristatymą nuo Lietuvos jau, tarkim, tose šalise, ar tai yra paletinė siunta B2B, ar tai yra kiti variantai, bet iš Lietuvos žinau, kad tikrai yra variantų siūsti ir didesnės ir mažesnės siuntas. Gerai, tada apie standartinės siuntas. Klausimas yra, kad Lenkija iš tikrųjų netgi Europoje labai išsiskiria paštomatų tinklo tankumu. Ir ką tai sako apie pačią šalį ir kuo tankus paštomatų tinklas palengvina čia Lietuvoje esančių elektroninių parduotuvių darbą siunčiant siuntinius į Lenkiją. Aišku, ne jos pačios veža, jom reikia samdytis kurjerius, kaip pavyzdžiui jūs ar kitas bendrovės, bet kuo tai yra gerai elektroniniams parduotuvėms Lietuvoje tankus paštomatų tinklas Lenkijoje? Tas, kad tu iš esmės gali pasiekti beveik visus realiai vartotojus, visus pirkėjus. Toks įdomus faktas, kad man atrodo dabar Lenkijoje paštomatų tinklas yra antras pasaulyje pagal dydį po Kinijos. Tai ten tikrai yra paštomatų šalis, jie net ir patys juokauja, kad mes nežinom, atsikelsim ryte ir pas mus kieme pastatytas paštomatas bus. Tai šitą irgi labai yra svarbu suprasti, kad žmonės tikisi, kad siuntos būtų pristatomos į paštomatus. Mūsų atveju Baltijos šalyse yra labai panašu. Mes irgi labai vertinam pristatymą į paštomatus, kitose šalyse tikrai procentai yra daug mažesni. Todėl aš manau, kad čia yra didelis pliusas, kadangi mes lygiai taip pat galim suprasti ir tą Lenkijos pirkėją ir siūlyt metodą tas, kuris yra artimas ir mūsų rinkai. Aš gal galėčiau dar pridėti dėl to tankio, nes aš taip žiūriu kaip iš vartotojo pusės arba
Man svarbu, arba kaip iš verslo pusės, galbūt žiūrint, man svarbu, ar tai yra vienos įmonės paštomatų tinklas, ar tai yra 5 įmonių paštomatų tinklas tankus, nes Lietuvoje yra 3-4 įmonių tas paštomatų tinklas, Lenkijoje Inpost įmonė turi galbūt daug didumą tų paštomatų, taip, bet tas tik tai leidžia, kad dirbdamas su vienu partneriu pasiekti kur kas daugiau. Bet ir tada prasideda tie niuansai lokalizacijoje, taip, nes reikia suprasti, kad Lenkijoje paštomate laiko tavo produktą 2 dienas, o Lietuvoje mums įprasta savaitę ar 5 dienas, bet plečiantis į Skandinaviją, paštomatų tinklo iš vis nėra, arba jis labai siauras lyginant su mums įprastom šalim, taip, ir ten daugiau siunčia kurjeriais arba į paštą, pick-up pointas, tai va čia tie lokalizacijos niuansai atsiranda. Čia turbūt irgi bus Donatui klausimas. Vygaudas, atsiprašau, klausė, norėčiau išgirsti nuomonių dėl suporto veikiant kitoje šalyje. Kokia kalba, kokios apskritai galimybės ir būdai? Na, klientų aptarnavimas tikriausiai čia mano tema, nes mes dabar tą darom kiek daugiau negu 300 elektroninių parduotuvių, 19 kalbų. Tai visų pirma, klientų aptarnavimas tai nebėra tik tai prievolę daryti elektroninį produktą, tai tampa marketingo įrankis pirmas ir gal paaiškinsiu kodėl. Būdų tą daryti yra keletas, dirbti su partneriu arba samdyti vietinius resursus, yra už tai pliusų ir minusų galbūt, gal dabar dar neišsiplėsim. O būtinybė ar nauda, čia aš vėl grįžtu prie tos lokalizacijos ir prie produkto, koks yra kliento lūkestis. Taip, nes galbūt, nežinau, iš tikrųjų, buvau vienoje įmonėje ir tos įmonės vadovė sakė, norėjau įsigyti, ėjo kalba apie brangesnį dulkių siurblį. Norėjau įsigyti per kainos LT, radau geriausią pasiūlymą, 20 eurų pigiau negu bet kur kitur, bet parduotuvė man nežinoma, parduotuvėje radau tą patį produktą, bet matau vertimai yra Google Translate'as, apačioje matau Latvijos adresas, latviškas telefono numeris, tai sako, aš jeigu sugestis net negalėsiu jam paskambinti, tai aš geriau įsigijau Topo centre, ten, kur pasitikiu, kur žinau, nors ir sumokėjau 20 eurų brangiau. Tas klientų aptarnavimas yra vienok, tai yra patikimumo ženklas, tam, kad klientas gali susisiekti ir gali jaustis galbūt saugiau, patikimiau bet kokiu klausimu, kokį jis turi. Taip. Ir tas labai aiškiai atsiliepia į konversijas. Kitas, kad tai yra marketingo įrankis, kad problemos, kokias turit, klientai jums neskambina, jeigu jie neturėtų klausimų arba problemų su jūsų parduotuvė arba užsakymu. Taip. Tai problemos, kokias turit namų rinkoje, dažnai skiriasi nuo problemų, kurias turit naujoje rinkoje, tarkim, Lenkija. Ir kliento aptarnavimas tampa marketingo įrankiu pagrindiniu, nes tik per jį sužinot, kad Lenkijoje jums reikia paštomatų, kurių jūs neturit. Lenkijoje skambina ir klausia, ar neturit cash on delivery, nerandu tokio apmokėjimo jūsų čekautė. Iš kliento aptarnavimo sužinot, kad kas 10 skambutis yra apie produkto spalvą. Tai gal reikia nurodyti tą spalvą produkto puslapį ir nustos skambinti ir greičiau galės daryti užsakymus klientai. Aš naudoju kvailus pavyzdžius, bet sakau, per tą klientą aptarnavimą ateina pirmas feedbackas iš naujos rinkos, iš klientų, kodėl jam yra nepatogu naudotis jūsų parduotuvę, kodėl jie negali daryti užsakymą, nepaskambinę jum, arba jau padarius užsakymą, negavo tracking kodą, siunta pamesta, nuvažiavo sudaužytos prekės ir panašiai. Tai yra pirmas šaltinis, iš kur tą sužinot, ir tą reikia ne tik atsakyti klausimą, bet dažniausiai, ką mes stengiam daryti, tada eiti į parduotuvę, taisyti tas vietas, kad antrą kartą kitas klientas dėl to paties nebeskambintų. Ir po 3 mėnesių jau yra visai gerai lokalizuota ir developinta parduotuvė. Taip, dar tikriausiai tau reikės pratesti. Gailė klausia, kaip geriau daryti? Ar tos šalies domenas ir šalies kalba, ar ant esamo web tos šalies kalbos vertimas tik tai? Ir aš dar galiu, nebent pridėti irgi, ar kada jau ateina laikas įkurti, pavyzdžiui, įmonę Lenkijoje ar Vengrijoje. O gal niekada, gal visai nereikia niekada?
Du skirtingi klausimai. Tai domenas jums kainuoja 20 eurų metam. Tai yra maža investicija turėti tą 100 čekli. Jeigu lokalizacija sudaro 100 taskų, tai vienas iš jų yra vietinis domenas. Tai yra labai maža investicija turėti tą vietinį domeną ir truputį labiau būtų patikima parduotuvė, negu turėti lietuvišką domeną / kalbinę versiją. Taip. Ir vietoj multilanguage turėti lokalizuotą tą versiją. Tai yra, per pigu to neturėti, pavadinkim. Bet sakant, dėl įmonės, kada verta ją registruoti. Jeigu tai yra tik internetu B2C pardavimai, tai gal jos visai neverta niekada atidarinėti. Bet dėl tam tikrų skirtingų verslo modelių, tos priežastys ar tie argumentai, dėl ko verta atidaryti, atsiranda. Jeigu jūsų verslas turi daug B2B klientų, prekiaujat IT techniką, kompiuteriais ir jūsų dažnas klientas yra įmonės ir ofisai, tai tam, kad jiem būtų patogiau dirbti su jumis, tam, kad išrašytumėt sąskaitas ne su nulinio PVM kaip eksportą, o tai būtų sandoris tarp dviejų lenkiškų įmonių, galbūt čia yra argumentas atsidaryti vietinę įmonę, taip, ir būti patikimesniem. Galbūt kažkokių kitų yra argumentų. Galbūt reikia, nežinau, kaip kad Vokietijoje reikia PVM kodą, norint Amazonė turėti fulfillment. Galiu čia ir nusišnekėti, bet atsiranda tų argumentų. Jeigu tų argumentų nėra, tai tikrai neskubėkit registruoti įmonių vietinių. Taip, kalbant apie lokalizaciją, tik tai galiu irgi dar pridėti, kad kartais nereikia atsidarinėti įmonės, kad turėtum vietinę banko sąskaitą su pradžia, kaip to šalis RO ar BG, pavyzdžiui. Teisėra irgi galite atsidaryti ir turėti IBANą su šitų šalių kodu. Taip, labai teisingai. Taip, apie marketingą. Ar geriau ar rinktis Lietuvoje agentūrą, ar geriau žvalgytis į vietinę, kuri geriau tada išmano toje šalyje veikiančią rinkodarą? O gal tada irgi pridedu nuo savęs, geriau kreiptis į lokalizacijos įmonę, kaip Donatas vadovauja. Aš nenoriu mesti akmenį nei vieną, nei kitą daržą. Iš tikrųjų, ir lietuviai puikiai dirba su marketingu, ir jie gali daryti daug šalių, mes tai irgi darom. Tik tai tada yra skirtumas, ar jie turi patirties dirbti su užsienio rinkom. Taip. Nes aš praktikoje tikrai mačiau, yra Lietuvoje marketingo agentūrų, kurios puikiai dirbo užsienio rinkoje, kurios galbūt net ir specializuoja dirbti užsienio šalyse, o ne su lietuvių klientais. Tik tai tą viską daro iš Lietuvos ofiso. Ir labai daug mačiau ir pavyzdžių, kurie marketingo agentūra iš Lietuvos padeda klientui išeiti į užsienį ir visą marketingo planą, arba tą patį vieną kanalą, paimkim tam Google AdWords. Padaro lygiai taip pat, kaip padaryta Lietuvoje, padaro lygiai taip pat Lenkijoje. Ir techniškai tas yra teisingai, bet tai visiškai kitaip veikia. Nes vien dėl to, kad galbūt pačios žinutės, kaip jos išverstos ar lokalizuotas, taip, gal čia viena vieta, kita vieta, kad tas pats marketingo kanalas nėra toks pat, kad Lenkijoje jau yra Google Shoppingas ir AdWords veikia kiek mažiau. Lenkijoje yra daug kainų palyginimo saito, stiprių kainų palyginimo saito, kur vėl nuėjimas rauda nuo Google. Lenkijoje yra galbūt tik tokie atsai, o jų Lietuvoje dar nebuvo iki šiol, dabar jau atsirado. Taip, Lenkijoje galbūt yra Allegro marketplace'as ir panašiai. Ir nežinant tos visos visumos, tada darom tie patys AdWords yra administruojami neteisingai. Jie būtų teisingai administruojami žiūrint iš Lietuvos perspektyvos, bet to infrastruktūroje tas daroma neatneša rezultatą. Tai aš nepasakysiu, galima dirbti ir taip, daug tų atvejų yra, tik tai reikia labai aiškiai išsikalbėti ir išsiklausinėti kompetencijų. Taip, čia buvo minėta, kad Pauliui, man atrodo, tada klausimas bus Tomo. Ir prieš tai Paulius minėjo apie Rumunijoje, kad yra labai populiarus mokėjimo būdas atsimant prekes tik tai. O kaip yra su Čekija, tai tiek apie būtent tos mokėjimo tos būdus, tiek apie kurjerius.
Ir kaip mėgsta gauti čekai prekes, ar į paštomatą, ar į namus? Čekijoje, sakykime, yra trys pristatymo metodai, kurie yra populiariausi. Mes jų vieno iš tų neturim, tai yra atsiėmimas vadinamajam pick-up point'e, tai čia lietuviškai atsiėmimo taške. Tai galbūt būtų, nežinau, ar tai kažkokia maža gėlių parduotuvėlė, ar tai yra kažkoks kioskelis, kuris partneriauja, tarkim, su tam tikrom logistikos įmonėm ir siuntos yra pristatomos ten. Tai čia yra vienas variantas, antras variantas yra paštomatai ir trečias pristatymai į namus. Turbūt atsiėmimo taškai ir paštomatai sudaro apie 65% pristatymo, tai yra vienas iš populiaresnių metodų. COD metodas taip pat yra populiarus, daug įmonių renkasi ir taip pat matom daug klientų, kurie eina į Čekiją, naudoja šį metodą ir tai yra ganėtinai populiarus irgi pasirinkimas Čekijoje. Todėl čia irgi šitą reikia įsivertinti. Lietuvoje jisai, man atrodo, buvo tas pick-up pointai, jie bandomi buvo, man atrodo, ir degalinėse kažkada buvo bandoma įvesti Circle K atsiėmimą ir dar kažkur tos partnerystės, bet kažkaip tiesiog kultūriškai neprilipo, tai Čekijoje šitie trys metodai yra populiariausi ir didžiausi. Taip, dabar turbūt vėl Donatai bus klausimas, o kaip dėl SEO, kai naudoji skirtingus domenus? Jeigu nusipirkt šalių domenus, bet juos redirectinti vieną, tą patį, tarkim, .eu domeną, SEO. Žinokit, neatsakysiu taip teisingai, kaip gal tai atsakytų SEO specialistas. Įtaka tam gali būti, bet kiek tos įtakos realiai, nežinau. Aš mačiau tikrai skirtingas strategijas įmonės, kurios eina ir su lokaliais domenais, ir su vienu per slešą galbūt, arba tiesiog vienas .com domenas, ir tada jau redirectina pagal IP į skirtingas versijas parduotuvės, priklausomai iš kur jungia. Ir žiūrint iš SEO pusės, tikrai nenoriu galbūt burti ir sumeluot, nes nesu gal geriausias specialistas to, kad pasakyčiau patį jau poveikį, pavadinkim. Einant tada prie kito klausimo, ko gero jau tada paskutinio, ir gal kartu mes tada ir apibendrinsim. Sakykime, peržiūrėjo elektroninių parduotuvių atstovai šį webinarą iki pabaigos, galbūt jau šiam juodajam penktadieniui ir kalėdiniam laikotarpiui nespės lokalizuoti elektroninių parduotuvių ir pradėti aktyviai bent jau siūsti į užsienį, bet, sakykime, galvoje pasėta mintis, kuri dabar neduoda ramybės ir dabar jau naktimis sapnuos bent jau tą vidurio Europos žemėlapį ir galvos, tai kur čia aš dabar galiu įkelti koją. Tai kokie yra pagrindiniai aspektai, kuriuos reikia atsižvelgti renkantis šalį? Sakykime, bent jau tą pirmąją šalį. Tai jeigu aš pradėsiu, tai pirmą konsultuotis, lengviausia. Visi tikrai dalinas, mes irgi nuolat dalinam ir šnekam ir konsultuojam, tas yra lengviausia, ką galim padaryti. O jeigu rimtai, tai gal keletą dalykų. Kompetencijos, ar tai yra pirma plėtra, ar tai jau yra šešta šalis ir galvoja, tai ar čia Švedija geriau ar Danija, nes 6 Europos šalyse jau dirbo. Jeigu tai yra pirma šalis, tai aš rekomenduočiau pradėti nuo kaiminių šalių, nuo artimesnių, kur yra lengvesnė plėtra, panašus lūkesčiai, panašus vartojimas tų pačių prekių, kurias jūs turite, taip, panašus marketingo kanalai, pirmas projektas bus kur kas lengvesnis. Ir tada tą padarius sėkmingai, jau turint pajamas iš 2 šalių ir visą tą bagažą žinių, jau kur kas drąsiau eisit į didesnės rinkas. Kitas galbūt dalykas, kaip greitai gali būti pelningi tam tikroje rinkoje. Jeigu susidėliotumėt visą išlaidų struktūrą, tai tada gali pamatyti, kad Latvijoje ta išlaidų struktūra yra labai panaši, kaip ir Lietuvoje, galbūt plus 1 euras už logistiką ir panašiai, bet jeigu, tarkim, yra Švedija, tai yra kur kas brangesnis marketingas, kur kas brangesnė logistika, kur kas brangesni grąžinimai ir kaip ta matematika atrodo, nes jeigu, nežinau, pardavėt už 100 eurų prekių, minus mokesčiai, minus produkto kaina, kuri yra ta pati,
Taip, Lietuvoje uždirbat 40 eurų, bet Švedijoje galite uždirbti tik tai 5 eurus ir tada aiškiai labai matot, kur tos išlaidos didžiausios. Ir Lietuvoje reikės 100 užsakymų, kad taptumėt pelningi, o Švedijoje reikės 1000 užsakymų, kad pasiektume tą patį lygį. Tai gal tokia paprasta matematika gali padėti. Lygiai taip pat, ar tas produktas yra reikalingas naujoje rinkoje, ar tai yra brandinis produktas, ar jūs esat prekės ženklo atstovai, ar jeigu esat pušku sėdmaišiai, ar toj šalyje naudoja sėdmaišius, ar tai yra įprasta kaip baldas ir panašiai. Tai čia gal tokio paprastų pavyzdžių, bet tiesiog ar tas produktas yra vartojamas toj naujoje rinkoje. Ir tada atsiranda galbūt jau rinkos specifikos, nes Lenkija yra valiuta atskira, yra didelė šalis, marketing kanalai kiti, kaip kad Čekija aplenkus Lenkiją yra ta pati valiuta, mažesnė rinka, bet 10 milijonų populiacija. Tai gal taip truputį padrikai, bet čia būtų tokios pirmi klausimai, ką reikėtų bandyti atsakyti, renkantis tas šalis. Pauliui, iš tikrųjų dar turėčiau kitą klausimą. Ar nori pratęsti apie šitą? Ne, gal tik tai jo pratęsimui papildyčiau, viskas labai teisinga, informacijos tikrai dabar yra visur labai daug. Tai realiai domėtis, benchmarking, žiūrėti, ar produktas yra reikalingas toje rinkoje, faktas priklauso tai nuo brandos. Tai jeigu tai yra pradinė plėtra, tai faktas reikia rinktis kuo kultūriškai artimesnę rinką, bandyti. Ir tuomet svarbiausia, ką irgi daryti, tai suprast, kad e-komercija ir e-parduotuvės yra viskas apie pasitikėjimą. Tai tiesiog galvot iš to vietinio pirkėjo perspektyvos, galbūt nedaryti praktinį, įvertinimą, duoti to šalies kažkokiam draugui pažįstamui, kad tiesiog jis pasižiūrėtų, įsivertintų, bet lokalizacija ir tas įsivertinimas iš pirkėjo pusės yra labai svarbus. Taip, ir dar, ko gero, trumpas bus atsakymas į klausimą. Anonimas klausė, Rumunijoje, Čekijoje, sakėt, populiaru atsiskaityti cash and delivery. Tokiu būdu atsiskaityti patogu kurjeriui pristatant ar atsimant paštomate? Rumunija, tai jeigu kalbant apie Rumuniją, tai ten pristatymas į namus, tai nelabai aš gal klausimą supratau, bet pristatant tai yra patogu pirkėjui. Tai reiškia, kad pirkėjas neturi susimokėti iš karto, jisai tik tai gavęs prekę susimoka. Čekijoje įmanomas variantas irgi atsiskaityti gavus į paštomatą ar atsiėmimo tašką. Tai čia galbūt vienintelis skirtumas, bet jis yra kažkaip išlikęs dar tam, sakykime, tose šalise ir jis yra populiarus, kai, sakykime, Skandinavija, Baltijos šalis mėgsta iš karto apmokėti, ar kortelė būtų, ar tai būtų kažkoks bankinis pavedimas ir taip toliau. Tai va čia irgi svarbus dalykas įsivertinti ir siūlyti vietinės rinkos kažkokį tiekėją, kad irgi tai suteiktų pasitikėjimą žmogui įėjus į atsiskaitimą, nes irgi didelė dalis žmonių jau prieėję prie apmokėjimo dažnai atšaukia savo orderį, jeigu nemato patikimo kažkokio tiekėjo ar atsiskaitimo būdą. Kągi, tai ačiū tada pranešėjom šios dienos, ačiū, kad sutikot sudalyvauti diskusijoje, pasidalinot patarimais, kaip plėstis, nuo ko pradėti į vidurio Europą, o aš tada noriu dar pareklamuoti kitą mūsų webinarą, kuris vyks lapkričio 14 dieną. Ir mes kalbėsime apie socialinius tinklus. Tradiciškai temos apie socialinius tinklus sulaukia pačio didžiausio susidomėjimo. Visiems būna labai įdomu, kaip socialinius tinklus išnaudoti, didinant elektroninių parduotuvių pardavimus. Ir tema bus, kaip tinkamai pasirinkti kanalus prieš pradedant kurti turinį. Ir svečiuose turėsime Miglę Užkurėlę iš agentūros Nekenčiu marketingo. Tai dabar, gal jeigu kils klausimas, norėsit sudalyvauti, ar jau galima registruotis, tai dar kol kas registracija dar nėra dar atidaryta, turėsime nuorodą kažkur po savaitės, tai tiesiog sekite socialiniuose tinkluose, pasitikrinkit, kažkur už savaitės tikrai pasidalinsime nuorodą ir tą galėsite užsiregistruoti lygiai taip pat kaip ir į šį webinarą.
Taip, buvo dar klausimas apie video įrašą, ar bus galima pasižiūrėti kažkur, ar siūsime. Tai visus savo webinarus e-commerce talks mes patalpinam YouTube. Nueikite, tiesiog įveskite e-commerce talks arba apie Pacerą e-commerce talks ir tikrai tada surasite, galite pasižiūrėti ir senesnius įrašus. Tikrai esame kalbėję, jeigu irgi apie plėtrą į užsienį, ko gero artimiausias webinaras, jeigu norėsite dar pasižiūrėti, pagilinti savo žinias, tai su to pačiu Donatu jau esame kalbėję prieš metus apie plėtrą, jeigu neklystų, Skandinaviją kalbėjom. Ar apie plėtrą apskritai? Apskritai, galbūt apskritai. Plėtrą į Vakarų Europą, taip pat jau minėjau apie webinarą su Uoga įkūrėja, taip pat galite pasižiūrėti, ten irgi apie plėtrą, apie prekės ženklo pristatymą, apie parodas, konferencijas ir taip toliau, bet viskas veda apie tą patį, irgi apie plėtrą į užsienį. Tai ačiū visiems, kurie žiūrėjote, kurie uždavė klausimus. Susitiksim tada lapkričio 14 dieną, jeigu žiūrėsite tiesiogiai. Kaip minėjau, kad registracija į kitą webinarą prasidės kažkur po savaitės, sekite socialinius Pacerą tinklus ir ten pasidalinsime šią nuorodą. O dabar gero vakaro ir gerų jums pardavimų ir sėkmės per juodąjį penktadienį ir pradedant kalėdinę prekybą. Kim. Ačiū viso.